neapykantos vilkas. Prarasti meilę skaudu, vaikai ir prieraišumas. Evoliucija pasirūpino, kad vaikai būtų mylimi, o tėvai mylintys, nes stiprus prieraišumas padeda išlikti laukinėje gamtoje. Prieraišumą kontroliuoja daug nervinių tinklų susijusių su atjauta, savivoka, dėmesio, emocijų reguliavimu ir motyvacija, kad tarp vaiko ir tėvų užsimegztų stiprus ryšys. Pasikartojanti vaiko patirtis su globėjais įsirėžia į nervinius tinklus, juos formuodama, nulemdama vėlesnius jo santykius su kitais ir su savimi. Gerai, viskas gerai. Tačiau šie procesai vyksta tada, kai vaikai yra labiausiai pažeidžiami, o tėvai pervargę ir patiriantys didžiulę įtampą. Todėl kyla įvairių sunkumų. Žmonių, tėvų ir vaikų santykiai unikalūs, nebūdingi jokiems kitiems gyvūnų karalystės atstovams. Tai mes šitą prasme galime sakyti, kad gyvūnai. Tik jie lemia, kaip suaugę sieksime meilės ir ją išreikšime. Kitame skyriuje panagrinėsime, kaip keisti santykį su savimi. Evoliucija sako, kad šiaip tais mokė žmonės bendradarbiauti, atjausti ir mylėti, bet tai kodėl, sako, mūsų istorijoje tiek daug savanaudiškumo, žiaurumo ir smurto. Tai jo. Du vilkai širdyje. Ką maitinsim, tą turėsim. Jaunuolis. Vaikas. Nu tai geras, ką? Atsakau, atsiverti temą ir iškart viskas aišku, mes turim vaiką. O, prašau. Monetų karalienė. Ką vaikas? Mergelė. Kas yra monetų karalienė? Kur lygina save su kita moterim. Kas yra mergelė? Ant tos mergelės krenta kaip kad žynė ir yra jaunuolis. Labai skirtingos yra energijos. Kažkas gali konkuruoti, kažkokia galbūt moteris, su kita galbūt kažkokia mergelė. Kažkas gal turi tiesiog tarpusavyje vaiką. Du žmonės. Ir įsipaišo kažkaip, tai sako, kita moteris į čia. Ne, neauginkit vaikų taip, kaip patys buvot auginti. Jau jeigu, sako, susikūrėt vaiką, tai jau keiskit auklėjimo technikas ir panašiai. Nes šiaip čia yra dvi moterys. Gal kažkoks jaunuolis susilaukia vaikų. Kas tas jaunuolis?
kas ta mergelė. Vaikas. Monetų karalienė. Monetų karalienė. Velnias. Yra kažkas, kas galbūt tikrai čia kuriasi savo šeimą. Nu tai dabar, tarkim, kažkokia čia moteris gali pasakyti, kad čia nežino iš viso, kaip čia auginti vaikus reikia. Čia aš geriau žinau, čia aš suprantu ir taip toliau. Ir lalala. Tai neleiskit savo vaikų čia kažkam auginti. Nes priaugins. Ta moteris šiaip tai sako, kad jinai gali galbūt net lyginti auginimą savo su... O tai tas jaunuolis. Prie ko čia iš viso yra ta kita moteris? Kodėl jinai kišasi į šitų galbūt dviejų žmonių? Tu čia ne tą obuolį suvalgei. Stiprybė ir imperatorienė. Gal tikrai čia kažkam yra nėštumas ir tiesiog, nu tai jau reikėtų daryti atstumą nuo kažkokios moters. Galbūt čia ta yra, gal kažkieno mama čia yra, o gal kažkieno čia yra draugė. Monetų karalienė. Kažkas tikrai gali būti, kad kuriasi savo kelią, savo šeimą. Ir ties ta vieta reikėtų nesileisti į tokius, kad mane čia dar mokintų, nes galbūt yra mergina, kuri galbūt visiškai kitaip mąsto apie vaikų, tarkim, auklėjimą, auginimą. Nu tai tai merginai nereikėtų čia priimti, galbūt čia yra jos pačios mama, galbūt yra Anyta. Tai čia yra, sako, dviejų žmonių kažkaip tais kelias. Tai tą kelią ir reikėtų prižiūrėti, bet nekreipti dėmesio, ką čia mane mokina. Jau kaip įsikiš, aš esu mačius, kiek daug įsikišo tų Anytų, močiučių, vienu žodžiu, į dviejų žmonių vaikų auginimą ir nuaugino, ta prasme, ir ragas. Ir prisidarė po to ateityje labai didelių problemų. Čia kažkoksai, bet aš labiau gal kreipčiau dėmesį į kažkokią merginą, kad ar čia jie kažkokių sunkumų turi, kad čia kažkas dar turi jam padėti. Velnias, Jėzau. Ant dvi lazdelės.
pats stovi tose dviejose lazdelėse pakabintasis. Nu, man ta monetų karalienė gal šiek tiek yra krentanti čia kažkieno, kaip kad galbūt sugyventinė, su kuria, sako, kažkas vaikus, ta prasme, kuriasi. Čia kažkas kuriasi ne su imperatorienė. Vadinkim taip. O kuriasi su monetų karalienė. Nu, tai kokios problemos. Šiaip sako, vyro pirmoji moteris tai bus kopija, kai bus mama arba močiutė. Ir viskas. Tai galbūt kažkas... Kas čia atsitiko? Nu jo, čia yra toksai dalykas, yra pasirinktas šeimos kūrimas, 10 monetų, tai tiesiog galbūt, kad galim tvirtai stovėti, nes turiu iš kur gauti. Galbūt ta pati moteris, jinai, pasiturinti yra, ar galbūt šitas pats kažkoks čia vyras. Nu, bet žodžiu, yra jauni asmenys, nes tiek jaunuolis, tiek mergelė sako, kad abudu yra jauni asmenys. Ir jeigu sako, aš matau pati, kad mano elgesys yra galbūt kaip mano motinos arba kaip mano vyro motina, tai reikėtų jau keisti, ta prasme, tą patį elgesį, kad taip neatsitiktų ir vaikui, kas galbūt buvo pačios jaunystėje arba to pačio vyro. Nes čia kažkas gali pastebėti, kad galbūt tas ryšys mūsų, jis yra labai panašus į tai, ką aš galbūt mačiau savo vaikystėje. Nes šitas, sako, pasirinkimas, kas čia kokį pasirinkimą padarė? Vyras gali būti, kad padarė pasirinkimą. Nes ten nestovi 10 monetų. Moteris priėmė galbūt pasiūlymą ir dabar, sako, mes tarkim turim pastojimą. Nu, kažkas su vaikų kūryba. Taurių tūzės. Taurių tūzė yra vaiko krikštynos. Ką čia apie tą vaiką? Kažkokiam jaunuoliui su mergele toksai dalykas čia galbūt yra gresiantis. Taip, kalavijų tūzas. Šeima. Ir gal bijo dabar kažkas, kad gali galbūt kažkas atsitikti. Nu jo, čia apie net santuoką. Galbūt bijo, kad gali atsitikti taip, kad arba paliks kažką su vaiku ant rankų, arba galbūt, kad pats vyras atsisakys to pačio vaiko, nes čia yra, kada, sako, durys uždaromos mergaitei. Vyras šito dalyko pergyvena, kad taip gali jam atsitikti.
Ir žmogus gali būti, kad gal eina pasiteirauti pas... Aš tai tiesiog matau tai, kad žmogus galbūt tikrai pasirinko kitą asmenį, kitą moterį. O informacija yra kažkaip tais galvojama apie tą moterį, nuo kurios buvo nusisukta ir ne su kuria sukurta šeima. Aš matau, kad čia nėra gyvenimo savarankiško tokio, kaip kad čia mano būtų gyvenimas, mano ir jos. Ir mūsų kaip kad vat, dviejų, sako, žmonių, o čia įsikištas yra trečias asmuo. Į tiesiog vaiko auginimą, vaiko auklėjimą. Tai vaikas tada skaitosi pagimdytas tam, kad kam? Tam, kad pasirodyt kažkam, gaut kažką. 10 monetų. Nes vis stovi 6 monetos. Čia toks verslo planas gal pas kažką. Ir po to, todėl kad yra jaunuoliai žmonės, ir tada sako, mes dar esam labai jauni ir tada mes paliekam tą vaiką pas nežinau, nu čia gal yra močiutė ir tada ta močiutė sako, jinai augina čia tą vaiką. 5 monetos velnios, monetų karalienė. O jetau, ką ta monetų karalienė? O kas čia kokį pasirinkimą, nes čia yra tas pasirinkimas, kur, sako, vienas yra kelias, kur yra obuolys, tas ir gyvatė. Gal čia taip kažkas pasirinko tokį. Nu, yra pasirinkimas, galiu pasakyti, dėl būsto. Ir vaiko gimimas. 3 kalavijai. Veselė būtų netikra čia pas kažką. Ir tokia baimė yra, kad gali būti paliktas, ta prasme, pats vaikas kažkam, tiesiog čia yra šventė, čia yra pinigai, čia labai fainai ir po to tas vaikas, čia sako, yra paliktas prie tiesiog durų. Nu toks, mes lekiam, ta prasme. Eik iš čia, nu. Jau čia yra pikta dvasia, čia yra bloga energija. Tai ką aš čia regiu. Aš matau labai panašią moterį į tiesiog, kaip kad motinos galbūt kopija yra. 10 kalavijų. Kas labiausiai čia matau, toks yra pergyvenimas, tai pačio, pavyzdžiui, nu, vyro, arba jisai galbūt suprato, kad čia nenoriu aš šito vaiko, čia gal dar kažkas su ja ir toks yra, kad, ta prasme. Gal, kad pati, ta prasme, mergina, jinai gal sutarė su, tarkim, galbūt vyro, vat, motina. Ir sako, kaip jos čia dviese gerai, sako, sutarė. Nu, tai kas yra negerai? 5 taurės.
Aš tai tiesiog matau du labai jaunus žmonės, kurie tiesiog, ant 3 monetų šiaip yra stovintis 3D materijai, tiek psichologiškai, tiek fiziškai ir vat vaikas. Bet tai dar pataikyk tu. Kaip suprasti tuos jaunuolius čia man? Nes čia yra 1, 2, 3 ir 0. Paukščiai. Lapė. Kryžius. Eik tu savo. Gandrai. Čia tikrai kažkas gyvatė. Aukė. Vyras. Vaikas. Moteris. Aš tai matau labiau tokį dalyką, kaip kad patį vaiką paliekama, su pačia moterimi ir vyras jisai toks kaip per bortą. Gali būti, kad vyras to bijo. Ir kažkokia, pavyzdžiui, tai yra moteris, aš nežinau, kas jinai tokia, kur yra, pavyzdžiui, kryžius. Čia kažkokioj keistoj situacijoje. Tai jeigu mergina sako, jinai kažką pradėtų tenai reguliuotis padėti, tai jeigu tai yra, pavyzdžiui, jo motina, tai ta jo motina, jinai ardytųsi, draskytųsi ir darytų viską, kad net pats vaikas būtų atimtas. Čia, jo, sako, čia labai geri, žinai, uošviai, čia dar kažkas ir sako, čia labai bus gerai viskas. Ir mergina gali būti, kad gal papuolė biškį ne ten. Nes aš tai matau tą moterį, vaiką ir tą vyrą. Moteris visiškai yra atskira poema. Kaip elgiasi pati šita mergina? Kaip elgiasi šita mergina? Kokia jos yra energija merginos? Devyni kalavijai. Kodėl? Penkios monetos. Šiaip cirkas po vieną nevaikšto, tai jeigu mergina, jinai, tarkim, yra galbūt viena ir jinai papuola pas tokią galbūt čia šeimą, tai sukapota į tuos gabalus. O Jėzau. Sukapota į gabalus. Vyras, jeigu negebantis yra pastovėti už savo pasirinkimą, už savo šeimos sukūrimą, ir jeigu abudu yra labai čia nebrandus ties šitą vietą, tai čia nieko gero. Aš matau labai daug chaoso.
Didžiausia klaida merginų yra manyti, kad vyro pusė stovės už mane. Monetų karalienė, kad neva stovės kažkas tais už ją tenai. Nesvarbu, jos vaikas gali bet koks būti velnias, jinai stovės už savo vaiką. O ką tas jaunuolis? Ką tas jaunuolis? Nu, jis jaunuolis pažas. Gali būti, kad sumanipuliavo kažkieno tiesiog situaciją, jausmais. Ir sako, pakabino galbūt, ar ne, ir gavosi staigmena. Nes pasirinkimas, nu tai pinigai čia yra. Čia yra apskaičiuotas reikalas. Monetų karalienė 2 taurės. 7 taurės. Nu jo, monetų karalius sako, kad jisai gali būti, kad šitas pats pažas jisai kur yra. Jisai pasidarė kažkokį reikalą su panašios energijos kaip į kažką. Galiu pasakyti, kad šitą kažkieno ryšį, kažkieno šeimą griaus kažkieno arba giminaitė. Nu, draugai sako, tokios įtakos neturi. Čia turi būti giminaitė, kuri gali griauti šitų 2 žmonių ateitį. Vyras jisai neturi tokio dalyko kaip kad stuburėlis, kad galėtų pats net atlaikyti galbūt finansiškai, pats buiteką. Ir tada, nu tai reikia, kad gal įsikištų ten mama, jos, jo. O Jėzau. 5 kalavijai, 5 monetos. Magas. Pažas čia yra. Čia tiesiog yra tipinis tradicinis dalykas. Čia nieko nėra kažko kitokio, kas čia kažkas galėtų susikurti. Kaip, šiaip nežinau, bent jeigu čia yra kažkieno mama, tai jinai labai džiaugiasi. Ar ta monetų karalienė, jinai yra mama? Vandens elementas gali būti. Ar jinai yra mama? Nu čia žinanti kryptį. Santykių guru. Jep, čia yra pažas. Su kuo... Tai gali būti, kad yra čia tiesiog kažkieno mama. Ir pasirinkimas žmogaus buvo toksiško santykio, toksiško viso kito briedo. O, Dieve. Jeigu mergina jinai eina, tarkim, kovoti čia su kažkokia moterim, tai galiu pasakyti, čia daugiau nervų kainuotų negu sveikatos ar vaiko ramybės. Kaip ta monetų karalienė. Velnias. Gali būti, kad jinai gal šitam santykiui, šitam pačiam pažui, kuris kažkokiam santykyje yra, galbūt jinai pažadėjo, kad jinai padės ir sutvarkys, ta prasme, viską čia jiems ir panašiai.
su būstu, pinigais ir ten taip toliau. Čia yra tik pažas. Žiūrint į visą situaciją, aš nežinočiau, ką pasakyti nei jai, nei jam, nes, greičiausiai, kad čia nėra stuburėlio jokio. Tai yra tiesiog labai toksiškas karminis yra ryšys tarp dviejų asmenų. Ir sako, kad kažkokia buvo praleista dvasinė žinutė, dvasinė pamoka, arba jos, arba jo. Tai buvo netkreiptas dėmesys ir, lekiam. Dėl gausos čia. Vaikas. O Dieve. Gailisi. Karminis santykis. Kažkas gali gailėtis dėl karminio dabar šito ryšio. Paslaptis, pyktis, psichologinis skausmas. Praleista buvo kažkokia žinutė iš aukščiau. Kažkas galvojo, kad šita gausa atneš labai didelį džiaugsmą, laimę ir panašiai. Tai yra apskaičiuotas ryšys. Velnias čia eiktų savo.